Žmonės klausia, iš kur tu išmokai šitaip dizainint viską? Senais laikais, kai aš dar pradėjau, tai reikėjo viską pačiam išmokti. Su Photoshopu, Illustratoriu. Dabar, kai atėjo AI, žmonės nebereik viso šito. Tu tik tai susikūri idėją savo galvoj ir dizainiukus AI pats sukuria. Kaip pavyzdžiui. Pažiūrėkite, čia iš vis mano rankas nepridėta, čia viską padaryta su AI. Tokie. Ką tu tik sugalvoji? Tokie. Ir va, žiūrėkit, netrodo nieko įspūdingo, permatomas. Bet jeigu mes jį užmesim ant maikutės, pažiūrim, kas gaunas. Čia, aišku, per didelis dizainas šitai maikutei, bet va, pažiūrėkit, kaip atrodytų. Argi ne fantastika? Bet tada jūs sakysit, tai kaip mums pasidaryti, iš kur mums nusipirkti tos mūsų sukurtus dizainus. Tik sakėjai, website padarysit, jau senai. Žmonės, aš vienas dirbu, aš laiko irgi neturiu. O kas šitos visus pakos? Kas juos pakos? Šitos dėžės pilnos. Ir aš turiu dirbti, pakuot, tvarkyti. Aš pažadu, tą website greitai mes padarysim ir jūs galėsit savo kurtus dizainus atsiprintinti pas mane ir atsisiųsti pas save. Ir tada užmest ant maikutės ir jūs jau t-shirt printeris, viskas. Šitaip viskas paprasta. O kaip sugalvoti kokią nišą būtų geriausia, tai pasirink nišą, tą, kas jums patinka. Jums patinka žvejot, jūs darot viską su žvejyba. Jeigu patinka jums sportuot, viską daro su džybu. Ir nesakau tik tai vieną pasirinkti sferą, pasirinkat kelias sferas, susidedat dizainus ir stebit, kokie listingai gauna daugiausia atrakšino. Reiškia, šitie yra populiarūs ir potencialūs jūsų vineriai. Taip, kad draugai, jūs galvose kurkit tas idėjas, kai aš launčinsiu website, jums bus pasakyta pirmiem. Aišku, tiem, kas followina, nefollowina, kaip tu sužinosi, kur aš to prisiskambinsiu. Palik adresą, laišką išsiųsiu.